Sveiki visi, aš esu Aleksandra Ketlerinė, LRT žurnalistė. Ir turime mes čia labai įdomią diskusiją, kurią organizuoja Užsienio reikalų ministerija, pavadinimu Istorinis revizionizmas iš Kremliaus be meilės Lietuvai. Stengiausi labai taip teatrališkai paskaityti. Tai labai smagu pristatyti diskusijos dalyvius. Dalyvauja šiandien su mumis Užsienio reikalų viceministrė Gabija Grigaitė-Daugirdė. Taip pat Lietuvos Šaulių sąjungos vadas pulkininkas Linas Idzelis. Taip pat vyriausioji archyvarė Inga Zakšauskienė, bet dar gal norėsit kitas pareigas savo paminėti, nes... Gal irgi svarbios, paminėkit. Taip, Inga Zakšauskienė, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytoja. Ačiū labai, tik tai susitarkim, kad į mikrofonus kalbam, nes yra įrašas ir mūsų negirdės tiesiog. Na ir dezinformacijos ekspertas, tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas Nerijus Maliukevičius. Sveiki. Tai, kaip matote, tokia tikrai įdomi kompanija susirinko ir tema yra labai įdomi ir aš esu tikra, kad mes čia galim kalbėti 5 valandas apie tai, bet tam, kad mes šiek tiek atsipalaiduotume ir noriu tokį pradėti nuo tokio klausimo. Visi mes čia turbūt susirinkę sekam, kągi tas Kremlius mums su meilė ar be meilė siunčia, tai pabandykit prisiminti, kokią absurdiškiausią mintį jūs girdėjote apie Lietuvą iš Kremliaus ar rusiškos propagandos, kur jau tiek absurdiška, kad nežinai nei verkti, nei juoktis, nei iš vis kaip reaguoti. Gal kas nors taip iš karto atsiminėt? Nerijau, jūs su propaganda turbūt keliatės ir einat miegot. Ne, jau kuris laikas nustojau taip elgtis, nes tai yra nesveika paprasčiausia. Reikia ir praktiškai tą informacinę higieną taikyti ir darbe, bet kai klausėte, čia galbūt nebus toks juokingas pavyzdys, bet realiai stebint, pavyzdžiui, Rusijos propaganda naudojama prieš Ukrainą, tai buvo etapas, kuomet buvo pereita nuo teiginio, kad jie kovoja su nacijais Ukrainoje, prie teiginio, kad jie kovoja su satanistais. Ir mums atrodo galbūt tas kelia absurdiški teiginiai ir juoką, bet matėsi kaip sistemiškai visi tie šnekančios galvos tiek televizijoje, tiek valdžioje įgarsino tą žinutę. Ir tie satanistai reiškia, kad apskritai tu kovoji su tais išsigimusiais vakarais Ukrainos fronte, ir jau po to plėto, kaip nori tą visą pasakojimą, visą tą istoriją. Tarp kitko, Rusijos Kremliaus tas toks pasinešimas į tą mistiką, okultizmą yra labai įdomus objektas. Aš pati prisimenu, turbūt žinot ir matėt, yra toks ekstrasensų mūšis. Kas žinot, pakelkit rankas. Va, nuostabu, tai aš esu mačius vieną tokį epizodą, tiesiog trumpai papasakosiu, kur jie nuvedė, tuos ekstrasensus į kambarį ir sako, čia šitam kambarį dirbo žmogus, vat pasakykit dabar, ką jaučiat, kas čia per žmogus, ir įsivaizduokit, jie pasakojo, koks ten žmogus lyderis, stiprus žmogus, nuostabus ten ir taip toliau, ir galiausiai paaiškėja, kad tai yra Stalino kabinetas. Tai va, tai gali būti juokinga, bet, ką jie bando įteikti savo publikai, kad Stalinas buvo stiprus lyderis ir iš tikrųjų prikelt lavonus. Tai va, Gabija, gal jūs galit pasakyti, kokių čia mes lavonų dabar matom prikelinėjamų? Arba tą pavyzdį juokingą? Tai gal pradėsiu nuo pavyzdžio, nes turbūt bus susiję su tuo, su kuo mes turbūt irgi kiekvieną dieną susiduriam, tai turbūt man toks labiausiai įsimintinas, nes aš galbūt vis tiek važinėju per tuos įvairiausius formatus ir būna jie niekada, rusai nepraleidžia progos, jie bet kokią, aš turbūt mano ta mintis, kurią šiandien noriu visiems irgi susirinkusiam perduoti, kad jie tiesiog net ir tarptautinės teisės instrumentus, formatus labai tikslingai išnaudoja savo propagandai ir dezinformacijai skleisti, nes
tarkim, jeigu mes galvojam, kad kai jie vetuoja Jungtinių tautų saugumo taryboje rezoliuciją, jiems tai yra dar viena proga, nes pagal visą reguliavimą jie turi ateiti tada į Generalinę asamblėją pasiaiškinti. Ir būna tokių, kitos valstybės, jos kažkaip tai nenori, bando to išvengti, o jie visą laiką su mielu noru ateina, jie maksimaliai išnaudoja tas 20 minučių, nes jie žino, kad yra filmuojami, jie žino, kad yra ambasadoriai sėdi salėje ir jie tas 20 minučių aiškinasi taip, kad būtų visiems viskas dar aiškiau, ne? Ir mano ta turbūt mintis, ką tu, Aleksandra, paklausai, tai jie visą laiką kartais sako taip vadinamos valstybės. Baltijos valstybės, taip vadinamos valstybės. Tai reiškia, kad netgi tas jokių abejonių nekeliantis mūsų valstybės valstybingumas Baltijos valstybių, jis vis dar yra toksai, taip vadinama valstybė. Tai aš turbūt irgi, aš pati kaip teisininkė, man tikrai kartais labai būna įdomu, kaip jie tą tarptautinės teisės instrumentą, nes tarkime, kodėl konfliktas, o ne agresija. Todėl, kad jeigu mes sakom ginkluotas konfliktas, tai mes visiškai nereferuojam į priežastį ir kas kaltas yra, ne? Nes konfliktas apskritai yra jau tos ginkluotos teisės, yra tarptautinės humanitarinės teisės kaip ir tokia koncepcija, kurios tikslas yra sureguliuoti kariaujančių šalių elgesį, bet nereferuojant kas kaltas, nes jos tikslas yra išmės užtikrinti tą minimalų žmoniškumą, ne? Tai bet kai mes sakom konfliktas, mesgi nesakom kas kaltas, kas nekaltas, bet jeigu mes sakom agresiją, tai reiškia, kad mes suponuojam jau tokios jėgos panaudojimo neteisėtumą. Ir visas tas naratyvas, ta speciali operacija, tarkim, kaip jie pasirenka speciali operacija, nes jeigu skaityti rusų mokslininkų tarptautinės teisės vadovėlius, net yra labai daug, iš viso Baltijos, sakykime, mokslininkai yra labai daug prirašę nuostabių straipsnių apie tai, kad Rusija apskritai yra sukūrę tą alternatyvę tarptautinę teisę. Tai tarkim, baisus yra smerkimas Kosovo intervencijos, Irako intervencija, tai čia iš viso jau visi mokslininkai sakė, čia žuvo jau valstybių suvereniteto koncepcija teisė, nes čia jau viskas, jau čia žmogaus teisės, jau paėmė viršų, jau viskas, jau tragedija, ne? Bet tuo tarpu, iki Krymo aneksijos, jeigu skaitai, tai buvo iš esmės tik tai dvi galimybės, taip sakydavo, kad saugumo tarybos rezoliucija ir savigyna, ne? Po Krymo staiga, kur net ir tautų apsisprendimas pas jūs tokios kaip koncepcijos nelabai būdavo, nes tautos apskritai pas juos, tauta nėra tarptautinės teisės subjektas, bet staiga po Krymo aneksijos atsiranda jau tauta, atsiranda rusų interesų gynimas, piliečių, ne tai kad piliečių, bet jau rusų mažumos gelbėjimas ir viskas tas sukasi ir turbūt aš dar grįžtant prie tų visų, kaip jie išnaudoja, tai skaitai, jeigu vadovėlius, taigi karas antras pasaulinis prasidėjo nuo 41 metų, kai juos užpuolė naciai ir jie gynės ir gelbėjo visą Europą nuo nacių, 39 metų, kaip ir niekur nebuvę. Tai už tai, kai mes kalbame apie mūsų nepriklausomybės atgavimą, tai jiegi kalba apie tai, kad mes čia atskilom, ne tai, kad mes kažkokį valstybingumą atkūrėm, o kad mes atskilom ir tarsi tos taip vadinama valstybė, ne? Niurnbergo nebuvo, tai reiškia, nieko nevyko, jie yra nekalti, jie į Niurnbergą dabar nurodo, kad sako, mus tada irgi kaltina, bet žiūrėkit, mūsųgi niekas nenuteisė. Visos tos bylos, kurios atėjo jau po to Europos žmogaus teisių teisme, dėl, sakykime, tarptautinių nusikaltimų vykdytų Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, tai jie irgi sako, tai mes už tai ir išstojom, nepaisant to, kad juos išmetė Europos taryba agresijai prasidėjus. Tai jie dabar baksnuoja, sako, už tai mes ir nesam šitos, nes pažiūrėkit, kokias jie nesąmonės, kaip jie žmogaus teisės gina. Tai aš turiu meni kiekvieną tą formatą ir viskas yra labai tikslingai apgalvota. Jie tam skiria labai daug pastangų, nes tu klausai skirtingų žmonės, skirtingose formatuose ir visur yra kalbama tas pats. Tam, kad ta žinutė tikrai labai giliai ateitų ten ir pataikytų ten, kur mums labiausiai skauda, nes mums ir skauda, ne, nes mes visą laiką sakom, kad mes tikrai mūsų valstybingumas yra, mes tarsi gynybiniai tokioje, ne, visą laiką aiškinam, kad tuose visose formatuose ir jie už tai, jiem užtenka vienos, taip vadinamos Pribaltika, taip vadinamos valstybės. Tai man atrodo, kad
tikrai visi kartu turime su tais visais naratyvais kovoti, ginti ir tą teisę, ir tą terminiją, nes atrodo tikrai įdedi labai daug pastangų tam, kad bent vieną žodį pakeistum taip, kaip tau jo reikia, nes kartais nuo vieno žodžio iš tikrųjų ir prasideda mūsų ta kova už tą teisingą naratyvą. Kad Kremliui istorija yra svarbi, tai man atrodo puikiai parodė Putino interviu Tuckeriui Carlsonui, kur jisai, nežinau kiek laiko, bet labai ilgai kalbėjo apie ten nuo, nežinau, taip. Tai va, Inga, papasakokit, jūs va istorikai esat, tikrai mesgi žinom, kad čia neprasidėjo nei 22 metais, nei dar anksčiau, bet Rusija ir Sovietų sąjunga visom formom tą istoriją naudojo kaip įrankį. Taip. Dar atsakant jūsų tą pirmą icebreak klausimą, kas mane labiausiai nustebino, tai ir su jūsų mintimis rezonavo istorija Lietuvai Lavrovo įžanga. Mane labiausiai pritrenkė, nes aš pagalvojau, kad tai yra giliausiai mentališkai einantis toksai žinutė, kuri realiai Baltijos valstybės kaip objektą formuoja. Rodo, kad tai realiai yra tik kažkokia teritorija ir kažkas vykdo su ją tam tikrus veiksmus. Tai tas toks giluminis, istorinis, fundamentalus ištrinimas subjektyvumo, čia populiarus žodis dabar šiom dienom žiniasklaidoje, subjektas ar objektas, bet jeigu žiūrėti tą tokį jau tikrai super profesionalų prieigą istorijos perrašymo, tai šitas, man atrodo, toks labai įžūlus ir labai stiprus mentališkai manevras. O sugrįžtant prie Rusijos visomis jos valstybingumo formomis santykio su istorija, gal aš, ir kai klausė, ką Lietuvai daryti, ar ką daryti vakarų alijanso demokratiniam šalims, aš sakau, pirmą, ką mes turim turėti galvoje, tai kad tas istorijos išnaudojimas geopolitiniais tikslais, plus įtraukiant užsienio reikalų ministeriją, tai pavadinkim, ar tas institucijos, kurios buvo atsakingos, tai jau net nuo 1918 metų dar Petrograde mes turim įkūriamą propagandos biurą, kurio pagrindinės dvi užduotis buvo kokios? A. Suformuoti įvaizdį, kad Raudonoji armija super galinga, kad jos bijotų. B. Parodyti bolševikinę Rusiją kaip super ekonomiškai pajėgę, kad vakaruose jau tose valstybėse ir pradedam jau formuoti visokiais atsišaukimais, raštais, ryšiais tą būtent žinutę į išorę, kad važiuokit kokią fainą supervalstybę. Tai 1918 mes jau turim informacijos ir istorijos įginklinimo padėtus pagrindus infrastruktūrai. Toliau pats Kominformas, mes pamirštam, kad tai yra idėjinių lygių eksportas mūsų ne tik revoliucijos, ne tik mūsų idėjų, ale socialistinių, komunistinių, toliau kaip ten kur prigijo, bet tai yra visa infrastruktūra biurų, kiekvienoj sostiniai, nuo Londono, Paryžiaus, Madrido ir netgi Vašingtone, taip, tai vėlgi tai yra tinklas informacijos sklaidai, formavimui, žinutės perdavimui ir jie tą įdirbį turi 100+ metų. Toliau mes turim šaltą karo laikotarpį su KGB, kurie turėjo puikų A departamentą, kur dirba 15-20 tūkstančių žmonių, vėlgi jų eina visa užsienio politika integruota su informacijos įginklinimu. Tai įdirbis fantastiškas ir 90-91, po to labai trumpo laikotarpio, kada mes matėm kibirkštį to kritinio mąstymo ten iki gal 92, staigiai viskas mes matom, kad keičiasi ir jau tas įdirbis, kaip išnaudoti istoriją. Jau jinai bolševikų laikais buvo klasių revoliucijom pagrįsti naudojama ir perrašoma, tai jau nuo 92 ir dar labiau turbūt nuo jau Putino tų žymiųjų visų geopolitinių kalbų, mes matom, kad tai yra jau realiai geopolitinis įrankis. Ir toliau jau matom ir hibridiniam kare, asimetriniam, informaciniam, kokį tu nori imk sluoksnį, tai yra pirma, visada su užsienio politika susiję. Antra, tai yra visada išnaudojami istoriniai naratyvai, taip kaip mums patogu. Ir ta mašina, tas naratyvų kūrimas, pasitelkiant mitologiją, religiją, istoriją tokią, kokią mums reikia, tai yra puikiai veikianti mašina, kuri turi 100+ metų įdirbį. O mes, vakarų šalis, aš kaip pavyzdį rodau NATO, Stratkomas. Tik po 22 metų NATO sureaguoja, kad gal reikia kažkokį čia naratyvą kurti. O kaip mes galim kurti? Mes
demokratijai komunikacija taip neveikia, mes nekuriam naratyvo, ne? Mes tikrinam faktus, mes pirminius šaltinius naudojam. Tai kaip va šitoj nelygioj kovoj, ką mums daryti? Tai čia gal vėliau pereisim prie to klausimo, bet aš būtinai apibendrindama noriu visada atkreipti dėmesį, kad mes turim toj pusėj, toj nemeilės, kur mums siunčia nemeilės naratyvą, toj priešiškoj teritorijoje, puikiai sustiguota, ilgametė, su logika, su sistema veikiančia informacijos įginklinimo išlavinusią iki panagių valstybę. Įsivaizduojat, mes čia sėdam ir Kremlių giriam. Iš tikrųjų, meistrai, Vaida, ką jūs iš savo veiklos, kas jums labiausiai, ar šypseną kelia, ar galbūt nerimą iš to, ką Kremlius su istorija daro? Matot, ne tik tai su istorija daro, čia daro su daug kuo. Aš kadangi dirbęs esu informacinių operacijų skyriaus viršininku, tai aš žiūrėjau informacinę erdvę ir aš žiūrėjau fizinę erdvę, nes reikia žiūrėti ir ten, ir tada pasidaryti tam tikrą atmosferiką, kuriuose vietose galėsi kariauti, o kuriuose vietose negalėsi kariauti. Kaip pavyzdys, 1919 metai, Kėdainių kautynės negali vykti Kėdainiuose, reikia kažkur už 10 kilometrų pajudėti apkasus kasti, nesuprato, kad nelojalūs piliečiai. Tai yra nunuodyti priešo propagandos. Tai štai mes turime labai nemažą procentą tėvynėj brangioj, turbūt iki trečdalio, kurie iš tikrųjų yra pasimovę tais naratyvais, nes mes buvom tokie proaktyvūs, sakyčiau, tik tai, aš sakant, reaguodavome, nes savo naratyvo kurti turbūt neypatingai norėjome. Tai jie kalė mum per istoriją, kalė mum per politiką, kalė mum per kultūrą, per sportą, NATO žeminimas, ES religijos devalvavimas ir per visur, kur tik tai įmanoma. Nes Willy Münzenberg, kuris kūrė Komintermą, ką ir gerbama docentė minėjo, tai šalto karo metu, jeigu vakarų pasaulis laimėjo ekonominį karą, dėja ideologinį karą pralošė. Ir visą tai, ką mes matėme per Russia Today, atsimenu, kažkada dirbau diplomatų Briuselyje, įsijungiu, galvoju, reikia šiek tiek anglų kalbą prisiminti, tokį foną. Po 10 minučių žiūriu, šneka angliškai profesorius Amerikos, atrodo, kai iš Kremliaus bokštelio šnekėtų. Pažiūriu, kas čia tokia per televiziją, Russia Today. Ir mes po to po truputėlį pradėjome žiūrėti, kažkas nuvažiavo į Ameriką į psichologinių operacijų kursus, ten pamokė, kaip reikia turinį kurti, jisai tirti, sakam, pasižiūrėti, kam tai kas priklauso, kas ten pinigus moko. Ir supratom, kad mes esam čia nuodų praktiškai puodę. Mūsų čia per vienus vartus čirškina, tada susikūrėm strateginės komunikacijos departamentą, pradėjome po truputėlį kovoti. Ir suprantate, buvo tokia istorija man viena nutikusi, kad mes su vienu irgi dar darbuotojų, karininkų, nuvažiavome į Šalčininkus mokytojams vesti seminaro į rusakalbę mokyklą. Ten pravedėme ir matau, kad tos mokytojos sėdėjo, žodžiu, atrodo, kad jis sudegs kėdėjai. Žodžiu, ten muistėsi ir taip. Ir gau ten mes jau kažką, tai bet susilaikė. Po to buvo pietus, mes nuėjome ten pietauti, dar 2 valandas ginčiojomės. Ir žodžiu, jos po to konstatavo po tų 2 valandų, kad yra pasaulyje tokių keistuolių ir kvailių kaip mes, kad tikime kažkokią tai nesąmonę, apie kurią mes čia dabar per paskaitą šnekėjome. Tai žinokite, kad ta propaganda yra paveikusi tiek, kad nei širdies masažas, nei kažkokie antibiotikai padės. Be šansų. Kryžius. Nes mes į jų informacinę erdvę praktiškai prasiskverbti negalime. Jie vakarų visus naratyvus ir platformas, kaip nunešti iki jų tą žinią, yra praktiškai uždraudę, kaip Facebooką, internetą ir taip toliau. Tai kaip tu iki jų prasiskverbsi? O jie štai pas mus nuodė toliau. O mes sėdime, žodžiu, ir aš kai čia pakėliau tokį klausimą apie Telegramą ir TikToką, čia daug kas, Jėzus Marija, mes sako, įmame taigi iš Telegramo kredibilės žinias apie tai, kas vyksta Ukrainoje. Ašgi ten žinaugi, kad ten sėdi hebra ir ten konstruoja viską ir ten yra 50% tam, kad rusai paimtų klaidingą informaciją. Ir mes tai su dyplu įsiverčiame, įsidedami 15 minučių ir, žodžiu, labai patenkinti sėdime.
tai taip nereikėtų daryti, nes po to mes čia dar duplikuojame jų, žodžiu, visus tuos nuodus, dar įtikiname dar ir savo publiką. Tai tos platformos, kurios sukurtos yra totalitarinių valstybių, kaip TikTokas, kinų, ir kaip rusai sukūrė yra Telegramą, tai yra skirta ne mums. Arba vakarų pasaulį nuodyti. Tai jeigu norime toliau nuodytis, bet įspėju, turėsime prastesnį rezultatą, negu kad dabar, nes dabar esame tokioj pačioj situacijai, kaip prieš uždrausdami rusiškas televizijas. Tai vat, situacija yra tokia. Gerai, dar pakalbėsime apie tai, ką daryti, nes pasakėt kryžius, tai kaip ir jeigu kryžius, tai viskas jau, bet gal galim kažką dar ir sugalvot. Bet aš visą laiką, čia mano nuomonė, kad sėkmingiausias Rusijos, kaip čia istorijos iškraipimas yra toks, kad Rusija ir rusai laimėjo antrą pasaulinį karą ir aš priminsiu, kad visai neseniai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas buvo netgi taip parašęs, kad rusai laimėjo ir ten žuvo tūkstančiai milijonai rusų. Ir aš galvoju, Jėzau Kristau, tai kasgi kariavo tam antrajam pasauliniam kare, tai kiek lietuvių, kiek latvių, kiek lenkų, kiek ukrainiečių žuvo. Tai, vat matot, ką jūs ir sakot, sėkmingai, ne? Bet ar nėra taip, kad, nes mes nekalbėjom, bet atgavom nepriklausomybę, fainą, statom valstybę, bet mes tos savo istorijos, kas žino, papasakoji kam nors apie trėmimus, vagonus, tai labai nustemba. Sako, o kodėl jūs čia lyginat nacius su komunistais? Tai va, Gabija, gal, kaip jums atrodo, gal čia mums reikėjo biški labiau pasistengti? Taip, ir nereikėjo, bet vis dar reikia stengtis ir tą naratyvą pasakoti. Reikia turbūt suprasti, kad Lietuva įgavo tą galimybę pasakoti tą savo istoriją. Natūralu tada, kai įsiliejo į tarptautinių organizacijų veiklą, atsirado platforma, yra puikių priimta rezoliucinių apie komunistinio paveldo naikinimą, kokios tos priemonės turėtų būti, iliustracijas, sakykime, apribojimas tų žmonių patekimo į viešąją, į toliau gyvenimą. Bet tas naratyvas, Aleksandrai, tęsiasi, todėl kad jeigu skaitai dabar, tai viskas yra taip, kad yra tokia, taip yra kažkur tai tarptautinė baudžiamoji teisė, bet jinai mums negalioja. Jinai galioja visiems kitiems. Buvo toksai Nürnbergas, bet jo ten mūsų irgi nebuvo. Nepaisant to, kad tas naratyvas labai ženkliai keitėsi, nes jeigu jūs žinot, kad rusai bandė nesėkmingai katynių žudynės uždėti vokiečiam, kaip čia vokiečių yra padarytas nusikaltimas, bet tada, kai vokiečio advokatai gynėjai ištraukė tos įrodymus, kad vis dėlto viskas buvo ne taip, tai tada staiga, jau tada irgi tas naratyvas keičiasi, pasakant, kad irgi kaip ir sąjungininkai, bet nesąjungininkai, tai kas čia vyksta, jau tada irgi yra kaltė permetama kitiem. Ir visas apskritai jie savo indėlį mato, jie sako, kad taip iš tikrųjų nuo mūsų pastangų prasidėjo tarptautinė baudžiamoji teisė, mes įtikinom sąjungininkus, kad reikia nacius nuteisti, mes prisidėjom prie šitos labai svarbios šakos tarptautinės baudžiamosios išsivystymo, bet jinai mums negalioja. Tai va toks visą laiką tas žaidimas vyksta. O mes tą istoriją pasakojam ir aš visą laiką sakau, kad istorijos geriausias turbūt toksai įtvirtinimas yra priimti sprendimai tarptautinių institucijų, nes tada nėra galimybės manipuliuoti. Nes reikia suprasti, kad tas įtvirtinimas teismų sprendimais ir tos pergalės, kurios yra pasiektos dabar Baltijos valstybių Europos žmogaus teisių teisme, kur yra labai aiškiai pripažinta, kad ir genocidas vyko ir iš tikrųjų buvo tie masiniai ir sistemingi žmogaus teisių pažeidimai okupuotose būtent valstybėse. Tai yra būtent tai, kas leidžia mums iš tikrųjų apie juos kalbėti, pasakyti, kad tai yra pripažinta. Klausimas, kaip kalbėti. Nes tie teismų sprendimai, jie nėra lengvi, juos reikia suprasti, nes atsiranda tokių, kad dar turiu pasiginčyti kartais, nes, kaip žinote, tai visų pirma, kalba buvo ne apie genocidą
buvo viena nesėkmingas tas mūsų bandymas ir staiga žmonės irgi supranta, kad net tiem patiem rusam įduoda įrankį į rankas, nes po to teismų sprendimo atsirado, nežinau, Aleksandra, ar tu atsimeni irgi, kad nu tai va, tai nebuvo genocido dabar, va, nebuvo genocido ir tada supranti, kai tu netgi leidi pats tą naratyvą tokį skleidi, nu, tai tada tas rusas pasiema ir sako, važiuokit, Europos žmogaus teisų teismas nusprendė, kad jokio čia genocido Lietuvoje nebuvo, nepaisant to, kad ten jau yra teisinio kvalifikavimo dalykai ir niuansai, kur yra visiškai tokia teisinė vingrybė. Bet net mes patys kartais, ta prasme, nenorėdami, turbūt nelabai iki galo numatom toli savo žingsnius ir kartais rusam va tik to reikia, kartais pasigauna tokį ir va sako, žiūrėkit, va, kur galėtumėm tikrai paimti ir tą sukti tą, ką mums reikia pasakoti. Ir dabar ypatingai tai pasidarė svarbu, turbūt, kur buvo labai didelės Lietuvos pastangos, tai būtent dėl tribunolo dabar dėl agresijos prieš Ukrainą, nes Lietuvos pagrindinė žinutė buvo, kad tai bus ir teisingumas Lietuvai, kad tai bus teisingumas ir Baltijos valstybėm, nes komunizmas kaip tokia ideologija nebuvo pasmerkta Niurnberge ir kad šitas tribunolas, jisai kaip viena užduotis jam yra labai aiškiai įvardinta, tai yra pasmerkti tą ideologiją, kurios vedamas Putinas ir vykdo visą savo agresiją dabar Europoje. Aš čia dabar papasakosiu apie komunizmo tokią sceną. Išgyvenau pernai Vašingtone, važiavome taksi ir man viena kolegė, ten amerikietė, sako, žinai, Aleksandra, šiandien vakarienėje bus komunizmo aukų muziejaus buvęs vadovas. Ir vairuotojas staiga pradeda juoktis ir sako, komunizmo aukų? Ir juokiasi, nes jis nesupranta, kad ir komunizme buvo aukų. Tai aš supratau, pabuvus Vašingtone, kad, na, nedaėjo iki jų tą kažkaip tą mūsų istorijos pusę. Nerijau, vat jūs kaip mokslininkas, ką jūs matot, kiek vakarai žino apskritai apie tą mūsų tą tikrąją istoriją? Žiūrėkit, aš noriu pasiūlyti tokią šiek tiek provokaciją, aš nekant apie Kremliaus propagandą ir manipuliavimą istoriją. Man atrodo, mes šiek tiek žaidžiam skirtingo lygio žaidimus arba kovas. Jie žaidžia šachmatais, mes žaidžiam šaškiam arba atvirkščiai. Todėl, kad vadas pasakė labai teisingą mintį, nėra vien tik informacija ir istorija pagrindinis batalijų objektas. Šalia viso to yra visas kompleksas priemonių, kurios yra taikomos. Tai istorija ar informacinės operacijos Kremliuje atrieda kartu su tankais, su karinė galia ir paradoksas tas, kad iš principo mes atsiduriam tokioj situacijai, kad Kremlius turi jėgą ir galią pasakyti, kad istorija bus tokia, kokią aš papasakosiu. Ir to pavyzdys yra jų agresija Ukrainoje. Ukrainos nėra, jų teigimu. Mes ten kovojam su kažkokiais satanistais iš vakarų, suprask, NATO kariais ir panašiai. Mes čia galim visi tikrinti faktus, paaiškinti ir panašiai, bet jie realiai visą šitą pasakojimą įgyvendina karinė jėga. Ir man atrodo, dalis nesusišnekėjimo diskusijose apie propagandą, istorinę propagandą ir panašiai yra būtent susijusi su tokio skirtingo ligmens žaidimu arba informacinė kova. Nes jie iš principo, jiems negalioja tos, nežinau, archyvų, faktų tikrinimo, istorijos mokslo kažkokie argumentai. Jie atvirkščiai yra panaudojami, instrumentalizuojami tam, kaip labai teisingai buvo parodyta, kad ateina su papkutė kažkokia iš Kremliaus ir va jums dar, žodžiu, pavyzdys, ką aš noriu įteikti. Tai šita prasme, man atrodo, mes ir turim žiūrėti šitą kovą šiek tiek plačesniam kontekste. Ir čia vien galima plėtotis be galo, bet galima netgi pasižiūrėti kelis pjūvius. Vienas pjūvius yra ofenzyva, tai su kuria mes susiduriam, su tokio tipo instrumentalizuota istorijos strategija, kuri taip turi jau, žodžiu, begalę metų patirties ir panašiai.
Kitas yra tam tikra gynyba, ne defensyva. Tai yra, o ką mes ir kaip mes galime su tuo kovoti. Pavyzdžiui, neįsileisdami tam tikrų naratyvų labai techniškai, ta prasme žiūrėdami, kokie propagandiniai kanalai mus pasiekia, kokie neturėtų ir panašiai iki detalių. Bet lygiai taip pat yra labai svarbus, dar sveiko proto pjūvis, tai yra visas istorijos mokslas, visas tai, su kuo jie kovoja. Tai yra, kaip mes suprantame istorijos mokslą, archyvinius duomenis, faktus. Ir čia mes, jeigu šnekam, kaip papasakoti šitą istoriją vakarams, tai mes čia turim begalę sąjungininkų šitą prasme, nes ten yra suprantama, kas yra istorijos mokslas, kas yra faktai. Galbūt jie netkreipia dėmesio dar į tuos anuos aspektus, kaip jūs minėjote Amerikoje, bet jeigu mes savo būtent komunikaciją remsime šitu, nežinau, mokslo sveiko proto principu, tai jau bus didelė pažanga. Bet aš noriu atkreipti dėmesį būtent į šitą paradoksą, kuris yra labai sudėtingas, bet tai yra iš principo instrumentalizuotas melas, taip, propagandinis istorinis melas, kuris padeda pasiekti politinius karinius tikslus. Bet Inga, aš jūsų norėjau klausti, ar nėra taip, ką jūs ir paminėjote, Ukraina nėra šalis, ukrainiečiai nėra tauta ir panašiai, ar tai nėra naratyvas skirtas pačiai Rusijos auditorijai, kad, neprieštarautų dėl to karo. Tai jeigu jie čia ne šalis ir ne tauta, mūsų kažkokia kraina, kaip jie ten vadina, Ukraina, neva, tai net aš turbūt čia jie patys ir sugalvojo, bet žiūrėkit, net aš žinau jau. Tai vadinasi labai jau paplitę. Tai kam tie visi istoriniai naratyvai skirti, nes aš labai pritariu, jeigu mes turim daug tankų, lėktuvų, čia vadas galėtų papasakot, ką mes turim, kad paklausytų tie, kas klausosi. Tai taip, nepuls, bet turbūt vis tiek žaidimai su ta istorija labiau protam sujaukti yra. Tai paruošti dirvą. Pavyzdžiui, atsakysiu, dalyvavau įdomiam labai tyrimė 2021 metais, kadangi Sovietų Sąjungos subyrėjimo jubiliejus buvo tam tikras, o mes žinom, kad per tas žymės datas suaktyvėja visokios informacinės programos, tai mes skanavom ir skaitėm visos prokremliškos medijos komentarus, spaudą, visus tuos metus, 21, viskas, kas buvo pasakyta. Ir labai išsigrynino 3 temos. Tai pirma, mes atidavėm tą reportą 22 metų sausį ir aš jau tada, jeigu aš truputį būčiau patikėjus tą mintim, aš jau mačiau, kad prieš Ukrainą yra masiškai, vidiniai auditorijai, ta prasme, tai yra neįvykus valstybė, fašistai, NATO, visas tą, ką mes žinom ir ką matėm, kad reikia juos sunaikinti, tai realiai neįvykusi valstybė ir čia ekonomiškai ir finansiškai ir energetiškai negalinti būti sustainable ir panašiai. Tai tą sausio mėnesį, jeigu aš būčiau bent prileidus mintį, kad ta plataus masto yra įmanoma, ko aš tikrai netikėjau, jokia forma jūs gal tikėjot, tai jau buvo galima tą pasakyti. Iš tų 1 metų prokremliškos 800 straipsnių komentarų buvo išanalizuota. Tai numeris 1, aišku, buvo Ukraina veikėjas. Numeris 2 buvo Baltijos šalis. Tai aš supratau, kad mes galbūt irgi esam tam fokuse, dėl to, kad irgi ir naciai, ir neįvykę, ir satelitai NATO ir ES ir panašiai. Ta pati menkesnė retorika, tokia švelnesnė, bet vėlgi antras veikėjas yra, aišku, Baltijos šalis. Tai taip, tai yra medžiaga ir žinutė vietiniai auditorijai, kuri kalba skaito rusiškai, yra užauginta ant tų visų naratyvų, ant tos mitologijos ir tai yra lengviausias recipientas. Bet vėlgi, nepamirškim, kad šito, tarkim, Amerikoje, kokia yra auditorija, kiek yra žinančių Rusijos istoriją. Bet tai yra plati auditorija tų pačių rusakalbių, emigrantų, kurie vėlgi kaip daigus, kaip sieklas perima tą žinutę ir ją multiplikuoja. Papasakoja kaimynui į Malibu tenai ar Majamyje prie baseino ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Tai taip, tos žinutės iš vienos pusės formuojamos savo auditorijai, pastiprinti, tvirtinti režimo veiksmus ir panašiai. Bet tai taip sklinda tos sieklos idėjos ir ta žinutė su tikslu, kad jinai suranda savo ausį ir už Rusijos ribų. Bet vėlgi aš esu tikra, kad mes žinom, kad tai dirbama yra 2 frontais. Ir savo, ir į išorę. Tai yra ir nuo botų, nuo jau dabar tų technologiškų ir dirbtinio intelekto pagalba puikiai pritaikytų
Aš visada duodu pavyzdį, šalto karo metais, kad pasiūsti žinutę su tikslu, kaip tai buvo brangu. Paruošti agentą, įsteigti laikraštį Indijoje kažkokiam kaime socialistiniam, tenai be Patriot, kaip ta visa živ ta istorija, kaip prasidėjo 83 metais Indijos miestelėje, feikiniam komunistų KGB sukurtam laikraštį, kol jinai per 3 metus pasiekė vakarų auditoriją. Kaip buvo brangu tą žinutę pasiūsti, įsivaizduoti, kiek kaštų, kol tu visus užaugini, pamaitini, kol pakiši tą visą informaciją, tipo iš Pentagono nutekinta ir panašiai. Kaštai milžiniški. Dabar nieko nekainuoja. Auditorijos pasiekiamumas momentinis. Ta prasme, vėlgi, tai aš manau, kad visi yra, aš vėl giriu Kremlio, ne? Čia, atsiprašau. Bet aš turiu, vėl atsakant, kad ausį randa. Tai skirta ir vidiniai auditorijai, bet ta žinutė su tikslu randa savo ausį ir už jos ribų. Vaida, labai gerai Inga pasakė, ausį randa ir jūs užsiminėt, kad trečdalis pas mus tų ausų valstybei, taip, ar aš teisingai išgirdau? Tai jeigu manęs man su matematika nėra labai gerai, bet tai nėra tik tai tie žmonės, kur mes visą laiką, ne mes, politikai, kai kurie bando sakyti, kad ten rusakalbiai ar ten tautinės bendrijos ir taip toliau. Niekaip man trečdalis nesusidaro pagal tai, kiek aš žinau, kiek pas mus kitakalbių valstybei. Tai kokiais būdais prie tų žmonių prieina, į ką taikosi, kas užkabina, bet žmonėse, kaip jums atrodo? Įvairiai čianais yra, tai tikrai nėra čianais tautybė. Tikrai nereikia apsigauti, kad čia yra tautinės mažumos, čia yra posovietinė erdvė. Todėl daug žmonių, lietuvių, Lietuvoje gyvenančių, yra rusai, tik tai kalba lietuviškai. Taip yra. Dėja. Tai šitą galima konstatuoti. Ir kaip pavyzdys, Radviliškyje, sustoju, kai tarnavau Šiauliuose, jau po 14 metų vyksta krepšinio čempionatas. Sustoju suvalgyti sumuštinį. Savininkas, vyksta, krepšinio čempionatas, apsivilkęs Lietuvos rinktinės maikutę, lifeinė, čia viskas kaip priklauso. Rusiškas kanalas pasi kažkoks tai veikia, ir Putinas šneka. Sako, čia tai lyderis ir ne. Nesukilokų, sako. Žiūrėkit, ir viskas ten pas juos tvarko ir ne. Pas mus čia bardakas, sako, tėviniai brangioj, nusivažiavome šiandien visiškai, sako, kokie turi būti ir ne. Pas mus čia, žinai, košelėna. Tai kadangi čia toks istoriškai buvo įdomiai susiformavęs kraštas, daug sukilimų, daug priespaudos, daug nuoskaudų, kai kuriuose kraštuose, kaip pavyzdžiui, Žemaitijoje yra antivaldžia. Kad, kai Vytautas padovanojo laisvosius valstiečius bajorams, praktiškai sukilimai, po to kitas sukilimas, po to ekonominis sukilimas ir taip toliau, todėl kiti nemėgsta valdžios apskritai, bet kokios valdžios, visiškai. Ir dar rusai truputėlį pameta čianais mumtų dėgėsių tokių, ne tik rusai, sakyčiau, jeigu paskaitytumėte baltarusiškus vadovėlius, tai ten yra dar blogiau. Čia rusai tai traukia 9, jie ten truputėlį yra toliau ir dar aš rusiškus vadovėlius visus nuo 6 iki 11 klasės esu perskaitęs, tai ten prie kai kurių vietų galima prikipti. Bet jeigu jūs paskaitysite baltarusiškus vadovėlius, tai žinokite, Lietuvos nėra. Ir čia dabar kažkas vos nesusimušė, čia Antanaitis, man atrodo, buvo, ar nedarius įsidėjęs, paustą prieš kokį čia pusę metų, kai iš Vilniuje, su kažkokiu ten baltarusiu susikybo. Sakau, tai tu nepyk, todėl kad ten 20 metų jie mokykloje mokosi. Tai jis dabar atvažiavo į Vilnių, tai jisgi nežino čia tos mūsų istorijos, jisai pasiskaitęs tą istoriją, kaip jį tenais nunuodijo tas vadovėlis, iš kurio jis mokėsi. Taigi mes irgi mokėmės sovietinėje mokykloje. Tai mes irgi tikėjome tai, ką sako sovietinis vadovėlis. Ir kas mums buvo baisiausias priešas. Per televizorių žiūrėdavom, ten gaisras, ten kažkur tai dega miškai, Amerikai. O, kapitalistai, taip jums reikia. Geriau, kad sudegtų pusę Amerikos vienu kartu. Ten kur nors vakarų Vokietijoje ten kažkas tenais nutiko. Aš po to paskaičiau profesoriaus Landsbergio knygą, vieną ten Europos parlamente vadinasi. Jisai kaip jaunas mokslininkas nuvažiavo 59 metais į demokratinę Vokietiją. Jis sako, ten buvo studentai iš demokratinės Vokietijos ir vakarų Vokietijos. Prie laužo turbūt ten truputį alaus ten išgėrė.
Ir sako, su vienais pasišnekėjau, ir su kitais pasišnekėjau, ir supratau, kad yra 2 vokiečių tautos. Ne? Tai po karo praėjo kiek 15 metų. O kiek mes buvome po okupacijo. Ir kiek tų tokių pas mus, tų lūžių tokių yra įvykę. Kaip yra žmonės pasidalinę. Ir čia taip, kad visi vienodai galvotų, ir aš dabar gal, ką aš čia šneku, turbūt irgi kiti galvoja, ką tu čia šneki, kokias nesąmonės, ar ne? Nu, gal čia jūs tokie patriotai kiti esate, aš žinau, kad čia šaulių daug yra, vis tiek pas mus daugiau patriotai, žmonės stoja organizacija. Bet tėviniai brangiai, žinokit, yra skirtingų požiūrių. Ir vietinė auditorija, vietinių tokių, kurie surenka po 100 000 YouTube kanaluose, nes už tai moka, gauna pinigų, nes visa žiniasklaida pas mus yra clickbaitinė, kaip bebūtų, nu, už tai kapeikytė krenta, nu, tokią pasidarėme. Ne, ir visos mūsų antraštės tokios, kur mes spaudžiame vedančiuosiuose portaluose, tokios iššaukiančios, kur maždaug atsidarysim ir ten, oi, šakės, kaip čia mums bus smagu skaityti. Kviečiu skaityti LRT portalą visus. Tai va, tai to nėra. Tai va, atsidarai, žiūri, kad to nėra. Tai va, čia mums reikėtų irgi kai kur biški pasitemti ir daugiau sukti savo naratyvą, ypatingai vakarams tam, kad mums jie padėtų. Bet mes, kai ieškojom čia darbaus Stratcome pinigų, sukurti hollywoodinį filmą apie Lietuvos istoriją. Nu, su meilė truputėlį ten, žodžiu, čia mūsų ten tiek, mūsų tos kovos, nu, tokie visi, tokie baisus, svarbus fragmentai, kurie turi būti filme, kuris ten kainuoja kokie galbūt, nu, apie 10 milijonų, bet jis būtų kaip Braveheart, ne, kur visi žino apie škotų, žodžiu, nuoskaudas tikras. Nu, tikrai visi žinoma, ne, visi tą filmą žiūrėjome ir taip užsiturbinome ir dabar suprantame, kodėl škotai yra truputį kitokie negu kad anglai. Ne, o apie mus nežino. Nežino. Todėl, kad mums sunku, tos buvo kelis ten tos milijonus rasti, nes skriptų pinigų neskyrė. Nu tai va, tai susiimkime, raskime tų pinigų ir skleiskime naratyvą, tai atlikime namų darbus. Tai kitais metais idėja Užsienio reikalų ministerijai, kad turėtų būti istorinis revizionizmas iš Bačkos be meilės Lietuvai. Apie Baltarusiją pakalbėsim kitais metais, bet tas mūsų laikas labai greitai bėga ir aš žinau, kad čia ir klausimų yra, bet aš gal pabaigai iš savo pusės norėčiau jūsų visų paklausti, kuris istorinis naratyvas dabar platinamas Kremliaus jums atrodo pats pavojingiausias. Vat kur nu jau labai vat ant ribos. Va, Gabija minėjo taip vadinamos valstybės. Gerai, kad ne taip vadinamos tautos. Galvoju, kažkaip vat, ukrainiečių tautos nėra, tai bent mes, tautos bent yra lietuvių, latvių, estų. Tai gal čia jau geras ženklas. Bet kur, na nežinau, tų naratyvų tikrai yra labai daug. Apie savanorišką, pavyzdžiui, prisijungimą prie Sovietų sąjungos, ne va, tai mes čia patys norėjom. Ir panašiai, kuris vat, šitas naratyvas jums pavojingiausias atrodo ir kodėl? Kas norėtumėt? Nerijau, jūs? Čia irgi kompleksinis klausimas, nes naratyvai yra kaip šablonai, kaip paruoštukai, kuriuos tu visada turi ir gali išsitraukti ir vėl atnaujinti, jeigu tau tuo metu to naratyvo reikia. Tai gali atnaujinti ir tą patį sąmokslo teoriją apie AIDS, jeigu COVID pandemija yra ir tu gali pradėti sukti šitą naratyvą, nes jisai vėl tuo metu reikalingas. Tai aš tikrai nepergyvenu per daug dėl visokių naratyvų apie tai, kaip Lietuvos nėra, ar kaip ten tos okupacijos nebuvo. Aš manau, kad vertinimo prasme labai svarbu žiūrėti, kas šiuo metu yra mūsų pagrindiniai nacionaliniai interesai, kuriuos gali kažkaip tai neigiamai paveikti vat, būtent tokios informacinės operacijos. Ir akivaizdu, kad iš vienos pusės tai yra mūsų vidinę socialinę įtampą, kuri sugriautų, sakykime, mūsų demokratinius bendrabuvio principus, jeigu tu gali tam tikrom žinutėm tą įtampą užkurti, o Rusijoje tą strategiją vadiname refleksyvios kontrolės strategija, jeigu tu žinai, kokias emocijas patrigerinti, kaip baimę sukelti, kaip dar kažką tai ir panašiai. Tai man atrodo,
galbūt šnekant, pavyzdžiui, ir negalima apeiti Dramblio kambarį ir apie litvinizmo klausimą, reikia tikrai plačiai suprasti viso šito naratyvo potencialias grėsmes ir įvairius aktorius, kurie nori panaudoti tai propagandiniais tikslais. Ir aišku, yra pagrindinis mūsų interesas yra laikyti frontą Ukrainoje, tai tada atitinkamai naratyvas, kuris silpnis mūsų valią čia remti Ukrainą, nes su kariškiais, man atrodo, čia akivaizdu šnekėti yra tavo valia priešintis Ukrainoje, jinai greunama yra fiziškai, o valia priešintis vakaruose, jinai yra pagrinde greunama propagandiniais įrankiais. Ir kai pas mus atsiranda ten įvairios taikos koalicijos ar kitokie projektai, kurie pradeda, reiškės, tą plėtoti naratyvą, tai man atrodo, čia yra pagrindinis iššūkis. Tai aš galbūt pasiūlyčiau atkreipti dėmesį į tai, kaip suderinami tie aktualūs propagandiniai naratyvai su Kremliaus užsienio politikos tikslais. Gabija? Aš gal turbūt pratęsiu, kad mes kiek sankcijų politiką dirbdami irgi matom, kad Kremlius labai daug deda jėgų į tą naratyvą, kad sankcijos neveikia, jam nieko neskauda, čia viską išsankcionavo, bet mes vis tiek galim. Ta prasme, dar grįžtant prie tavo, Aleksandra, minties irgi, kad kodėl tai yra svarbu, nes reikia suprasti, kad Kremliui skauda, jie per metus 4-5 kartus peržiūri biudžetą, perskirsto viduj, tai reiškia, kad iš vienos ryties paima tam, kad jie galėtų toliau agresiją vykdyti. Ir tą reikia pateisinti žmonėm, kažkaip tai sukurti kažkokį tai naratyvą, nes mažėja išmokos, jiem yra brangu pasiskolinti, jiem yra infliacija, pabrango dalykai. Tai tas reikalinga ir jiem patiem, bet reikia suprasti, kad tas visas skleidimas ir Europoje, aš turbūt Nerijui pritarčiau, kad labai yra svarbu, kad jisai nepaveiktų mūsų to ryšto, nes spaudimai visuomenėse, politikus spaudžia visuomenės. Ir jeigu mes sustinkam vakarų kolegas, tai dar pradžioj kažkaip tai buvo labai, jie sakydavo taip ir vėliavos ir žmonės, o dabar jau žmonės nebekalba, nebespaudžia tų vyriausybę, o nebespaudžia dėl to, kad sankcijos neveikia, jie pasiskaito, ne? Coalition of the willing, ten rusai buvo sugalvoję winning, kaip verkšlenimas, žinai, jau toksai. Ir jie visą laiką sukuria, kad vakarai negali priimti sprendimo, žada nieko nedaro, jie nesusitars. Sankcijos neveikia, mums neskauda, mes vis tiek turim pinigų, susirandam naujų draugų. Tai man atrodo, kad labai svarbu ir tas visuomenės Europos valstybių reikia stiprinti tuo naratyvu, kad viskas veikia, bet turime laikytis, turime remti Ukrainą, priminti, kodėl tai yra svarbu, nes esam 4 metuose šitos baisios agresijos. Atsiranda tas pavargimo sindromas ir tas jaučiasi, nes anksčiau sankcijų paketai, prisiminkit, kokiu greičiu buvo priiminėjami. Dabar 5 metų visi tokias žaidžia kaldras tampo, nes jau nėra to urgency, niekas nejaučia, o turi jausti, nes iš tikrųjų esame tokiam kritiniam momente ir ta informacinė ir į mūsų visuomenės yra labai svarbi, taip kaip mes transliuojame, kodėl tą reikia daryti. Ir aš gal dar tik tai vieną mintį, kad problema turbūt dar buvo tokia, kad mes tą supratome ir mes bent jau pradėjome kažką daryti. Aš prisimenu, kaip prezidentė Grybauskaitė į Seimą nunešė įstatymą, kuriuo būtų numatyta galimybė uždrausti tuos kanalus. Tai žinokit, aš nepamiršiu, kai turėjom susitikimą su ES ambasadoriai.
ir jie į mus žiūrėjo išpūtę akim, nes taigi yra saviraiškos laisvė, žodžio laisvė, laisva žiniasklaida ir ką jūs čia darot, ir jūs čia mūsų partneriai, ir kaip mes čia paaiškinsim sostinėse, jūs čia kokie vos ne hamai, nahalai ir ką jūs čia sugalvojot. Ir tada, kai Lietuva nuėjo visą kelią, nes atsirado kanalų, kurie mus padavė ir europinius teismus, ir Lietuva šitas bylas laimėjo, ir Lietuva tada niekas apie tai nekalbėjo, bet Lietuva jo garsiai ir kalbėjo, kad žiūrėkit, tą galima daryti, tą reikia daryti, nes dezinformacija, propaganda neturi nieko bendro su saviraiškos laisvė. Bet aš visą laiką sakau, prisimenu tas akis, kai kitos Europos valstybės kokiom akim žiūrėjo į Lietuvą. Tai jeigu visos tos valstybės būtų pradėję tą daryti savo valstybėse, tą, ką Lietuva pradėjo daryti, ir tai galvoju, kad tai per vėlai jau buvo pradėta daryti, tai mes vėlgi būtumėm jau, sakykime, galbūt jau irgi visai kitokioj situacijoje šiandien. Greitai paantrinsiu irgi Nerijaus minčiai, kad tos pasakos, tie šablonai, jie nėra tokie reikšmingi kaip du momentai. Pirma, tai tas emocinis užtaisas, su kuriuom tos visos žinutės pareina. Kaip žinia, jos dėl to ir dirgina, ir toks tikslas yra tų visų informacinių programų, kad jos padirgintų mūsų ten širdį, psichiką ir panašiai. O antra, tai turbūt tas vertybinis supriešinimas mūsų. Vėlgi po antro pasaulinio karo, kaip žinia, didžioji dalis Europos sostinių, Europos šalių, jeigu paskaičiuot procentus, kiek buvo komunistų, realių, normalių, tikinčių komunistinėmis idėjomis, tai ten buvo, jeigu Italijoje buvo ten 3-6 procentai laimėjusių 48 metais, tai aš manau panašiai galėtume rasti ir kitose Europos valstybėse. Tai tas imlumas toms idėjoms ir sakaidimas būtent mūsų idėjiniam lygmenį, jis yra irgi išskalauja mūsų vertybės pamažu. Tiesa, tai čia, manau, mums reikėtų vėlgi tą klausimą, ką daryti, tai stiprinti ne tik mūsų tarpusavio ryšius, bet vėlgi tas vertybės, už kurias ir stovi ta ir senoji Europos civilizacija, ir mūsų, kas yra, tai už ką mes visi pasiruošę stovėti iki galo, turbūt. Vaida. Nėra taip paprasta, nes tas vertybės mes devalvavome, tiesą sakant, pastaruoju metu, dabar net neaišku turbūt, kas čia ta vertybė būtų, taip jeigu reikėtų apibrėžti, tai visa vakarų civilizacija stovėjo, sakyčiau, ant krikščioniškų vertybių, bet rusai kaip save pozicionuoja, ne trečioji Roma, kad jie čia dabar tų vertybių perėmėjo, vakariečiai nusivažiavę, čia, žodžiu, bažnyčia devalvavo iki filatelistų būrelio, su kuo dalinai galima sutikti. Mes irgi turime čia labai daug ydų. Ir tas įdas lopyti, bet kaip jas lopyti, tai aš nežinau, tiesą sakant. Bet baisiausias dalykas, kad rusai iš tikrųjų šiuo metu kovoja tikrai ne su ukrainiečiais. Jų propaganda visą tai sako, kad jie kovoja nuo 14 metų su vakarais. Ir kai praeitais metais truputį ukrainiečiams sunkiau gavosi Kurske, ten FPV-šnikų komandas atvarė, žodžiu, rusai stiprės, ten biški ukrainiečius primušė, jie ten metė techniką, pabėgo. Ir tą visą vakarietišką techniką jie vežiojo po visą Rusiją. Kaip mes čia turėjom tokią parodą rusiškų sudegintų tankų, tai lygiai taip pat pasėmė vokišką techniką, amerikietišką, žodžiu, ir vežiojo po visą Rusiją ir rodė, čia yra trofėjai, žodžiu, užgrobti dabar kovoje su vakariečiais. Tai jiems pradėti karą rytoj su mumis, tai visuomenė yra paruošta, ten nieko nereikia visiškai daryti. Tai va čia yra labai svarbu, todėl mums reikia ką vakariečiam sakyti. Kad jeigu mes nepadėsime, kad gali būti, kad vieną dieną Ukraina kris, dalis ukrainiečių, aišku, nueis partizanauti, kitą jie privers eiti ant mūsų, tada paims mus ir tada mes ateisim ant jūsų. Ar ne mes šturmuosime Vroclavą ir Berlyną, nes tie, kurie papuola į rusų nelaisvę, nes taip yra nutikę jau istoriškai kelis kartus. Lietuviai su lietuviais buvo susitikę 19 metais Lenkijos teritorijoje, 45 metais buvo Kuršo katile, susitikę vieni vienose apkasuose buvo, kiti kituose apkasuose. Tai šiuo metu ukrainiečiai, kurie nespėjo pasitraukti iš to okupuotų teritorijų, atakuoja kitus ukrainiečius. Tokia yra realybė, tai žodžiu, reikia kažkaip tos vakariečius irgi šiek tiek paprotinti, nes aš kiek dabar buvau visur sostinėse, kai mokiausi, tai visi tikrai nesiruošia gintis. Ten nesiruošia gintis pas save. Visi ruošiasi gintis pas mumis, kas yra labai gerai, reiškia, įsigas atvažiuos visi gintis pas mumis.
Tai čia tų draugų turėsime pakankamai nemažai, sakau, suvažiuos tiek, kad tik tilptų visi čia, daug dievė. Jeigu kažkas sakė, kad čia, žodžiu, mus čia paliks likimo valiai, tai jie, žinodami, kad jiems yra egzistencinė grėsmė, atvažiuos tikrai. Nes visi tie karai, kurie buvo anksčiau, kokie buvo ekonominiai, prie tam šimtmetį buvo ideologiniai, tai yra komunizmas su fašizmu, 160 milijonų žuvo. Nu, čia iš tikrųjų tai baisus yra skaičiai. Dabar ten yra tik tai viso labo turbūt per abi pusės bus kokių 100 milijonų. Ne? Tai čia dar turim kur pasitemti. Ne? Tai mums tai yra praktiškai šventasis karas. Šventasis karas dėl išlikimo. Bet ar tai vakarai supranta, aš tikrai abejoju, bet reikia tai kažkokiu tai būdu paaiškinti. Ačiū. Gerai, mes turim šiek tiek pavlokim. 5 minutės, 6 minutės turim klausimams. Taip, prašau, gal galit mikrofoną paduoti? Ir jeigu galima iš karto, kam klausimas adresuotas? Klausimas viceministrai, mano vardas Dominikas. Girdėjome pastarąją valandą, kokia yra bloga Rusijos dezinformacija ir jos skleidžiamos melagienos, vuhu, kavabanga. Kodėl šias melagienas sponsorauja, adoruoja ir remia Užsienio reikalų ministerija? Konkrečiai kalbu apie Nataliją Radziną. Natalija Radzina, pasakau visiems stebintiems, yra viena esminių litvinizmo figūrų, yra viena pirmųjų pabėgusių nuo Baltarusių režimo, įkūrė čia Chartiją 97 Vilniuje, vėliau tas puslapis portalas persikėlė, kaip įstaiga, į Varšuvą ir ten galima sutikti pačius nuostabiausius teiginius. Lietuvius į Baltarusius pervadino Jekaterina II. Lietuva, čia mes, esame Žemaitijos Respublika ir daug kitų. Kęstutis Budrys su jie fotografuojasi. Jos Chartija 97 yra remiama per Užsienio reikalų ministerijos bendradarbiavimo politiką. Lithuanian Foreign Cooperation Policy. Tai kas čia per kreivų veidrodžių karalystė? Kuomet Kremliaus rūparai skleidžia šias melagienas vajai, kaip baisu, kaip blogai. Bet kuomet Baltarusiai sako tą patį, vuhu, važiuojam. Gerai, ačiū, supratom iš klausimą. Paskutinis momentas, visa tai buvo siūsta kiekvienu įmanomu adresu Užsienio reikalų ministerijai paštą, buvo privatų susitikimai tarp karininkų ir Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų, buvo privatų susitikimai tarp nacionalinių NSGK ir UR reikalų ministerijos komiteto ir Užsienio reikalų ministerijos. Ir visur buvo ne tik išrobliuota į smegenis, bet ant akių rainelių ištatuiruota šitą informaciją ir buvo 0 veiksmų iš Užsienio reikalų ministerijos. Kodėl? Nežinau, ar Gabija galite atsakyti, turbūt ne. Bet galbūt atsakysiu į tai, kad vis tiek Lietuva dėl Baltarusijos jau kalbant tikrai nuosekliai remia demokratinę Baltarusijos ir tą atstovybę ir tikrai su tais naratyvais skleidžiamais kovoja, sakykime, kalbant ir apie tą visą ir Salutas naratyvas, kuris buvo paskleistas, o dėl jūsų konkretaus atvejaus, tai tikrai pirmą kartą girdžiu, tai tikrai negaliu konkrečiai. Man atrodo, viceministrai nežino, apie ką atsakinėja, tai nepasižadės, bet Nerijus kažką norėjau pridėti. Kėsinuosi jūsų mikrofoną. Aš šiaip noriu sureaguoti platesnį kontekstą įvesdamas ir ypatingai išnekėdamas apie santykius su potencialiais sąjungininkais, opozicija iš rytų. Noriu priminti irgi šaltojo karo laikų pamokas, kai dalis lietuvių pasitraukė į vakarus. Tie lietuviai buvo dipukai, po to jie persikėlė į Ameriką. Amerikoje, jeigu prisiminsime, buvo skirtingos srovės, tarpusavy tos srovės pjovėsi, patikėkite, ir buvo tokios grupės, kurios siekė artimesnių santykių su sovietais, šnekėjo apie potencialiai galbūt keliones, vizitus, santykių palaikymą. Buvo Vlikas, kuris visiškai priešingos buvo pozicijos. Kur aš link? Aš link to, kad nepaisant to, vakarai vis tik tai palaikė bendrai mūsų tokią opozicinę jėgą, kuri buvo visiškai pasimetus, irgi susipriešinus ir panašiai. Tai tada taip, mes turim pripažinti, kad mes neturim tokių bendrų pajėgumų, kaip turėjo Amerika, turim įvairių iššūkių,
bet aš siūlau priimti tą ne per silpnybės perspektyvą, aš turiu omeny opozicijos, kuri dabar čia atsidūrė, bet šiek tiek priimti ir per galimybės poziciją, ir čia matyti yra ir užsienio reikalų ministerijos, ir kitų, na, tokia vizija, bet taip labai gerai, kad yra kas stebi situaciją, kas įvertina galimas rizikas. Noriu priminti, kad lygiai taip pat Münchene Radio Free Europe turėjo savo vindikacijos pareigūnus, kurie dirbo su žurnalistais pabėgusiais iš Sovietų Sąjungos ir žiūrėjo, kurie galbūt galimai yra infiltruoti ten ir panašiai. Tai aš manau, kad jeigu mes platesnę diskusiją tokią turėtume, tai tada mes galbūt atrastume potencialo tame ir aš tikrai manau, kad visos šalis čia atlieka savotiškai svarbų vaidmenį, jeigu taip trumpai pakomentuoti. Ačiū labai, dėja, mes laiko nebeturim kitiem klausimam, jau viskas baigėsi mūsų laikas, bet aš tikrai manau, kad jūs galit prieiti, asmeniškai paklausti, užduoti klausimą. Aš labai dėkoju visiems pašnekovam, kaip ir sakiau, galėtumėm dar 3 valandas kalbėti ir ačiū visiems, kas atėjot.